Taigi, Giedriau, gimei, augai Šiauliuose, pergalė prieš Šiaulius, tai dvigubai maloniau ar kaip tik mažiau? Nu, žinokit, nėra tikrai skirtumo, nes jau gal 7 metai negyvenu Šiauliuose, daug sentimentų tikrai nejaučiu, nes neteko nei už Sakalą žaisti, nei už Kareidas, nei už... Aplamai už Šiaulius nežaidžiau. Todėl praktiškai jokių sentimentų tikrai skirtinių nejaučiu. Kaip vertini šias rungtynes ir kaip manai, kuo buvote pranašesni už Šiaulių komandą? Nu, manau, mes ir individualiai gal stipresni, ir komandinį žaidimų stipresni esam. Prašiausiai gal turnyrinė lentelė spindi pajėgumo komandų, nes mes sprendžiam vienus klausimus, jie sprendžia kitus ir prašiausiai reikia įvarčių, toks žaidimas gaunasi. Jeigu įmušam, tai jau praktiškai laimam, jeigu prasileidžiam ar taip, tai būna sunku. Nesinorėtų kada nors sulošti už savo gimto miesto komandą? Gal. Jeigu aukštesnius tikslus pradės kelti, tikrai grįšiu ir sulošiu už komandą. So coach, not good game and not good result, why? Why? After 8 match, good, we can take this chance for lose one match. Because it's Kranas maybe more strong. Second team in championship, have reason because the second team in championship. In all game we make just one substitution. Why? 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 But I think in this match with Kranas must continue to play this player that play 8 match and more. We have too much maybe young player sit. Don't have many change for this player. Taigi, treneri, rezultatas ko gero tenkino ar patenkintas rungtynėmis? Visumoje tikrai ir laukiau, nebuvo netikėtas toks žaidimas, geras, sakyčiau, žaidimas. Taip, kad pelnytai laimėjom, galbūt galėjom daugiau pasiekti ir būtų ramiau buvę visiems ant suoliuko aikštėje. Tai nepavyko dar surealizuoti visas tos momentus. Bet žaidimo planas laikėmės ir tikrai žaidimo kokybė patenkino. Kaip manote, kuo buvote pranašesni už mūsų klubą šiandien? Labiau norėjom pergalės, ta prasme, ir mums reikalinga šita pergalė labai. Ir kitas dalykas, turėjom šiokį tokį revanšą, nes Panevėžy nepavyko aplošti. Tai padarėm tam tikras korektyvas ir manau, šiandien tikrai apžaidėm Šiaulius. Ar tai buvo geriausios rungtynės su mūsų klubu, nes pirmosios 1-0 laimėjot gana sudėtingai, po to lygiosios 1-1, tai ko gero buvo geriausios rungtynės šiame sezone su Šiauliais? Su Šiauliais taip, be abejo buvo geriausios rungtynės. Kitas dalykas, visą laiką važiuoja kiekviena komanda iš Šiaulių su tam tikru nerimu, kadangi komanda jauna Šiaulių, bet daug noro, daug judėjimo ir nei Vėtrai, nei Kaunui nebuvo lengva čia, nei Sūduvai. Taip, kad važiavom su tam tikru galbūt kažkokiu tai atsargą tokia, bet pavyko, sakau, susidėlioti. Galbūt žiūrovai irgi kiek Šiaulius paveikė. Panevėžy žaidė geriau, sakykim taip.